Naudotis programa galima turint vartotojo paskyrą. Paskyrų sąrašą galite rasti kairėje pusėje esančiame išskleidžiamajame meniu administravimas skiltyje vartotojai. Atsivėrus vartotojų puslapį matome šiuo metu suvestus vartotojus reikalingus programos testavimui bei instrukcijų kūrimui. Šiame puslapyje taip pat yra mygtukas įtraukti naują vartotoją, kurį spustelėjus atidaromas puslapis naujam vartotojui įtraukti. Kairiajame meniu esančiame išskleidžiamajame meniu administravimas yra tos funkcijos, kurias naudoja retai ir tik programos vartotojai turintys administratoriaus teises. Kai kurie duomenys, kaip pavyzdžiui nuomotojo kompanijos duomenys, įrašomi programuotojo per duomenų bazės įrankius ir šioje programoje jų keisti nėra galimybės. Kairiojo meniu skiltyje prekės atidaromas pastolių komponentų sąrašas. Šiame puslapyje taip pat yra mygtukai įtraukti naują prekę ir importuoti prekes iš Excel failo. Paspaudus mygtuką importuoti prekes iš Excel failo atidaromas puslapis, kuriame galime pasirinkti Excel failą, iš kurio bus importuoti pastolių komponentų duomenys. Tokiu būdu visą pradinėme etape reikalingų pastolių komponentų sąrašą galima įkelti į programą vienu veiksmu iš tam tikrų formatų suformuoto Excel failo. Prekių sąrašo puslapyje paspaudus mygtuką įtraukti naują prekę atidaromas puslapis, kuriame galite įvesti vieno naujo pastolių komponentų duomenis. Kairiojo meniu skiltyje klientai atidaromas aktyvių klientų sąrašas. Šiame puslapyje yra mygtukai rodyti ir neaktyvius klientus ir įtraukti naują klientą. Paspaudus mygtuką įtraukti naują klientą atidaromas puslapis, kuriame galima įvesti vieno naujo kliento pavadinimą. Kai klientas įtraukiamas į klientų sąrašą, programa nustato jo būseną kaip aktyvų. Augant klientų sąrašui ir laikui bėgant atsiranda klientų, su kuriais darbas jau atliktas. Kad jų duomenys netrukdytų vykdomiems darbams, šių klientų būseną galima pakeisti į neaktyvus. Tuomet aktyvių klientų sąraše šis klientas nebus rodomas, bet nuspaudus mygtuką rodyti ir neaktyvius klientus, galime vėl pamatyti tą klientą, kurio būsena yra neaktyvus. Taip pat galima redaguoti ir vėl jį padaryti aktyvų. Kliento duomenų redagavimo puslapyje reikia įtraukti šio kliento objektus, į kuriuos bus perkelti ir iš kurių bus grąžinami pastolių komponentai. Tai atliekama paspaudus mygtuką pridėti objektą. Greita navigacija į klientų objektus galima per kairės pusės meniu skirti klientų objektai. Atsiveria kliento objekto redagavimo puslapis. Duomenų srautas formuojamas taip. Kliento objekto redagavimo puslapyje formuojamas pastolių komponentų rezervacijos. Paspaudus mygtuką nauja rezervacija, iš kurių vėliau formuojamas komponentų perdavimas tam objektui. Suformavus rezervaciją, joje esantis komponentai yra rezervuojami ir negali būti įtraukti į kitą rezervaciją. Suformavus iš rezervacijos perdavimą, pastolių komponentai perkeliami iš sandėlių kliento objektą ir atitinkamos jų rezervacijos po perdavimo nelieka. Komponentų pokyčius klientų objekte ir komponentų likučius jame galima matyti atskirame puslapyje, į kurį patenkama iš kliento objekto redagavimo puslapio paspaudus mygtuką judėjimas. Komponentų pokyčių kliento objekte puslapyje yra mygtukai komponentams grąžinti iš objekto, parduoti komponentus perduotus į kliento objektą, taip pat ataskaitų apie komponentų likučius kliento objekte kūrimui. Po grąžinimo prekės iš kliento objekto grąžinamos į sandėlį, pardavus komponentus, jie tos pačios operacijos metu ir nurašomi.
Skirtie pagalba pateikiami šios programos kūrėjo kontaktiniai duomenys.